Žmogaus gyvenimas yra kaip nesibaigianti istorija. Pilna džiaugsmo, skausmo, netikėtumų ir tragedijų. Kai kurie žmonės savo gyvenimu sugeba pakeisti istoriją, o jų pavardės tampa legenda. Charlie'as Sanches gyvenimas yra vienas iš tokių. Traumos, keršto, šlovės ir kraujo praliejimo istorija, kuri galėtų tapti įspūdingiausiu Hollywoodo scenarijumi. Korida – tai Meksikos liaudies baladės žanras. Jis jungia pasakojimą į poeziją. Jos pasakoja priespaudą, revoliucijas ir herojus, kurie buvo verti tapti dainų objektais. Tačiau, kai tradicinės koridos pradėjo blėsti, Charlie'as Sanches suteikė šiam žanrui naują gyvenimą. Jis pavertė jos pasakojimais apie kartelius, narkotikus, ginklus ir kaimo gyventojų kasdienį gyvenimą. Pasak naktinio klubo El Paral savininko Abel Orozco, Charlie'as pakeitė viską. Charlie'as Sanches, gimęs kaip Rosalina Sanchez Felix, 1960 m. Sinaloa valstijos Las Vegas kaimelėje, buvo jauniausias iš 8 vaikų. Jų vaikystė buvo kupina skurdo, sunkaus darbo ir prastų gyvenimo sąlygų. 1975 m. kai Charlie buvo vos 11, jo gyvenimo sudrebino tragedija. Jo sesuo Juana buvo išprievartauta vietinio nusikaltėlio El Chapo Perez. Ši siaubinga trauma tapo pirmoji Charlie'o gyvenimo lūžiu. Kai Charlie sulaukė 15 metų, jis nusprendė atkeršyti savo sesers skriaudėjui. Per vietinį vakarėlį, skirtą Meksikos revoliucijos dienai paminėti, jis užėjo tiesiai prie El Chapo Perezo ir jį nušovė. Vakarėlėje kilo susišaudymas tarp Charlie'o ir Perezo brolių, tačiau jam pavyko pabėgti. Po šio įvykio Charlie turėjo slėptis kalnuose, o galiausiai pabėgo į Jungtines Amerikos valstijas, kuris apsigyveno Los Andžele. Gyvenimas Los Andžele buvo sunkus. Charlie dirbo viską, ką galėjo. Netgi padėjo savo broliui Armando, kuris buvo kojotė. 1984 metais Armando buvo nužudytas Tijuanos viešbutyje, kai jis miegojo. Tai tapo didžiuliu šoku Charlie'o ir sukrėtė jo gyvenimą. Armando mirtis buvo dar viena tragedija, kuri įtakojo Charlie'o gyvenimą ir jo muzikinę karjerą. Nors Armando žūtis buvo nesusijusi su narkotikų karteliais ar nusikalstama veikla, Charlie ją įtraukė į savo dainas, kad pagerbtų savo brolį ir paverstų jo mirtį muzikos istoriją. Šis brolio įtikimas paskatino Charlie parašyti keletą dainų, kurios tapo visų laikų mėgstamiausiomis ir kurios atspindėjo jo gyvenimą, skausme bei tragedijose. Po Armando mirties ne tik Charlie, kuris pasikeitė, bet ir jo požiūris į pasaulį tapo tamsesnis. Todėl dainos apie paprastus artimuosius, kerštą ir mirtį tapo vis populiaresnės. Po Armando mirties Charlie pateko į kalėjimą už įvairius nusikaltimus. Tačiau būtent ten, tarp kitų Sinaloa vyrų, gimė Charlie kaip dainininko karjera. Kaliniai pasakoja savo istorijas, o Charlie jas pavertė įtikinamais skaudžiais koridais. 1983 metais Charlie per savo pusbrolį susipažino su Marisela Valejos iš Meksikali. Marisela buvo jauna moteris, kuri netrukus tapo neatskiriama Charlie gyvenimo dalimi. Jie susituokė 1984 metais, kai Marisela buvo neščia su jų pirmuoju sūnumi Adonu Sanches. Tuo metu Charlie jau buvo pradėjęs dainuoti, tačiau jo šeima tapo svarbiausiu gyvenimo prioritetu. Pora susilaukė dar 2 vaikų, dukros Cintijos ir dar vieno sūnaus, tačiau jų gyvenimas nebuvo be sunkumų. Šeimos gyvenimas buvo nuolat kankinamas Charlie pavojingos profesijos ir grasinimų, kurie kėlė pavojų visiems, kurie buvo artimi jam. Charlie ir Mariselos santykiai buvo sudėtingi ir jų nuolatinis įtampos į gyvenimą pavojingame pasaulyje. Tačiau nepaisant visų iššūkių, Marisela liko lojali savo vyrui ir buvo šalia per jo sunkiausius laikus. Jie taip pat tapo pagrindiniu Charlie gyvenimo ir karjeros palaikymo asmeniu, ypač po to, kai jo populiarumas ėmė augti ir jis tapo gerai žinomas tiek Meksikoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Charlie balsas nebuvo profesionalus, tačiau jo tiesmukiškumas ir emocinis gylis traukė žmones. Jis sakydavo, aš nedainuoju, aš loju. Jo kasetės greitai išpopuliarėjo tarp meksikiečių bendruomenės Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje. 1992 m. pradžioje Charlie koncertavo Coachella klube Kalifornijoje. Tuo metu jis buvo sulaukęs didžiulio populiarumo, tačiau su šlove atėjo pavojai.
Čelno dažnai dainavo apie narkotikų kartelius ir pavojingus asmenis, todėl jis buvo gavęs nemažai grasinimų. Coachella koncertas buvo ypač įtemptas. Staiga, viduryje pasirodymo, ginkluoti vyrai pradėjo šaudyti į Čelno. Kausas kilo akimirksniu, kulkos skriejo tarp publikos ir Čelno grupės. Čelno, kuris visada būdavo pasiruošęs pavojams, turėjo ginklą. Jis ne tik gynėsi, bet ir šaudė atgal iš užpuolikus. Po kelių minučių susišaudymas baigėsi, tačiau keletas žmonių, įskaitant publikos narius, buvo sužeisti. Čelno ne tik išgyveno šią ataką, tačiau tai dar labiau sustiprino jo, kai nebijančio mirties ir visada pasiruošusio kovoti reputaciją. 1992 m. gegužės 15 d. Čelno buvo pakviestas koncertuoti Culiacán mieste, Sinaloa valstijos sostinėje. Tai buvo pavojinga kelionė. Čelno buvo gavęs mirties grasinimų dar prieš koncertą, o po ankstesnio incidento Coachella mieste jo gyvybei grėsė rimtas pavojus. Koncertas buvo didžiulis pasisekimas, maždaug 2000 žmonių susirinko išvysti Čelno, o kiekviena jo daina buvo sutinkama su audringais plojimais. Tačiau tuo metu Čelno ant scenos buvo pertas raštelis. Liudininkai teigė, kad tai buvo mirties grasinimas. Jis paėmė raštelį, bet nepanikavo, perskaitė jį ir tada, kaip ir nieko nenutikus, pažvelgė į žiūrovus. Jo žvilgsnis užtruko kelias sekundės. Jis giliai įkvėpė, išsitiesė ir kaip niekada anksčiau pradėjo judėti pagal muziką. Jo kūnas įsitempė ir jis užtraukė pirmasias eiles. Šis tylus sprendimas buvo jo lemtis. Čelno tęsė koncertą, tačiau jo viduje jau buvo aišku, jis eis iki galo. Po koncerto Čelno paliko renginį su savo broliais, pusbroliu ir jauna mergina. Jie važiavo per miesto gatves, kai juos sustabdė ginkluoti vyrai, vilkintis policijos uniformas ir vairuojantis Chevrolet Suburbans automobilius. Liudininkai teigė, kad vyrai įsakė Čelno išlipti iš automobilio. Pradžioje jie taip pat ištempė vieną jo brolį, tačiau Čelno bandė derėtis, siūlydamas jiems pinigų ir prašydamas palikti kitus žmonės ramybėje. Ginkluoti vyrai sutiko paleisti kitus keleivius, tačiau Čelno buvo priverstas įsėsti į vieną iš automobilių. Tai buvo paskutinis kartas, kai Čelno buvo matytas gyvas. Kitą rytą, gegužės 16 d., du ūkininkai Sinaloa priemiestyje rado Čelno kūną. Jo rankos buvo surištos, akys užrištos, o galvoje 2 šautinės žaizdos. Kūnas buvo paliktas prie drėkinimo kanalo. Jo nužudymo detalės ir motyvai iki šiol yra paslaptis. Kai kurie mano, kad jis užsitraukė narkotikų kartelių pyktį. Kiti spėlioja, jog tai galėjo būti vietinių nusikaltėlių kerštas už senus konfliktus. Tačiau tikra tiesa, kaip dažnai būna Meksikos teisingumo sistemoje, niekada nebuvo atskleista. Čelno mirtis pavirtė į legendą. Jo muzika tapo simboliu visiems, kurie kentėjo, kurie gyveno už įstatymo ribų, arba tiesiog tiems, kurie ieškojo autentiškumo. Jo šokiruojanti pabaiga sustiprino jo įtaką, o jo balsas tapo nesibaigiančia revoliucijos giesme. Jo sūnus Adan siekė tėvo pėdomis. Jis buvo tik 8 metų, kai jo tėvas buvo pagrobtas ir nužudytas, tačiau Adan augo su tėvo muzika, prisimindamas jį per dainas. Būdamas paauglys, jis pradėjo savo muzikinę karjerą ir įgijo stiprų vietos populiarumą, pasivadėjęs Čelno kaip ir jo tėvas. Adam pirmąjį albumą pavadintą Soy el hijo de Chelino, aš esu Čelino sūnus, išleido 1994-aisiais, kai jam buvo tik 10 metų. Albume jis atliko tvirtą ir įspūdingą dainavimą, kuris atspindėjo Meksikos auksinės eros dainininkų stilių. Vėliau jo albumų pavadėjimai kaip La Corona de mi padre, Mano tėvo karūna ir Homenaje a mi padre, duoklė mano tėvui, dažnai buvo susijęs su jo tėvo netektimi, o jo muzika tapo labai mėgstama, ypač tarp jaunimo. Adan tapo mėgstamu dainininku ne tik Meksikoje, bet ir tarp latino bendruomenės Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis išplėtė muzikos žanro populiarumą ir pritraukė dar platesnį klausytojų ratą. Tačiau kaip ir jo tėvas, Adan buvo įtrauktas į pavojingą gyvenimą, susijusią su narkotikų karteliais ir smurtu. Tragiškai, Adan Sanchez mirė 2004 metais, būdamas tik 19. Po istorinio koncerto Kodak Theater Los Andžele jis išvyko į keliones po Meksiką, tačiau kelyje į Turpaną
sugedo jo tėvo automobilio palangai. Adan mirtis sukėlė didžiulį šoką gerbėjams ir buvo plačiai aptariama. Jo laidotuvės, kurios įvyko Los Andžele, pritraukė daugiau nei 10 000 žmonių ir netgi kilo neramumų. Nepaisant savo trumpos karjeros, Adan paliko didelę įtaką Meksikos muzikos scenoje, o jo muzika ir toliau gyvena, kaip jo tėvo palikimo tęsinys. Jo muzika tebėra svarbi muzikos ir latino kultūros dalis. Charles Sanchez nebuvo tik tai dainininkas. Jis buvo balsas tiems, kurie jautėsi neišgirsti. Jo istorija tai kova, pasipriešinimas ir nepamirštama legenda.